Palauk, va taip, va. Kaip aš čia atsidūriau? Taigi gatavas prie parduotuvės migai. Paskambino man Aldona. Kokia Aldona? Sena pažįstama. Sako, Lionė gatavas, gal Zinaidos telefono numerį turi, tai aš ir atvažiavau. Su vyrais tave čia ir atnešėm. Aišku. Tuoj, padarysim juodos stiprios arbatos, atsigausi. Tai ir kaip viskas buvo, kad vienas lauke. Imk mineralinio pagersi. Kodėl reikėjo prisigerti? Pasaulio pabaiga. Nieko švento nebeliko. Tai tu dėl dukros. Taip. Kad visi išprotėjo. Motina stumia ant to senio. Vycka prišokęs kelnes mauna. Paeik. Gal senis naują mašiną nupirks. Bet taigi Zina sakė, kad ten meilė. Kokia meilė? Kokia dar meilė? Motina kiaunė, dukra barakuda, Vycka iš viso debilas. Oi, suprantu tave. Oi, kaip suprantu. Išgėriau butelį, nepalengvėjo. Pasėmiau dar ir trūko juosta. Geras tu žmogus, Leonidai. Doras, gražių pažiūrų, padorus. Juk tu prie manęs taip ir nelindai po mūsų jaunystės romano. Visada savo Zinai ištikimas buvai. Ir ką už tai gavai? Ką? Panieką, pažeminimą, šūdą ant pagalio. Va. Aš nebenoriu gyventi. Leonidai, tuoj arbatos padarysiu, pakalbėsim. Ir vėl geri. Susijimk tu vieną kartą. Būk vyras. Bravo. Labai patiko. Praktiškai Žizelė. Jūs kviečia? Mane kas? Eik. Važiuojam. Bet aš su kekše. Palauk. Nieko asmeniško?
Labas vakaras. Imk, A čia kas? dėkis ant galvos. Taip reikia. Iš butelio gerti negražu. Ačiū. Pasaulis keičiasi. Tas tai taip. Ir tu turi keistis. Nenoriu. Tu turi pagalvoti apie save. Dabar vien tik tai kitų rūpesčiais gyveni. Tu turi surasti vietelę, kur būtum laukiamas, mylimas, gerbiamas. Tada netaip skaudės. Tai kur tokią vietą rasti? O tu pagalvok, kas šiame mieste tave vertina ir gerbia. Su tavim susimest? Ne. Nu, nesusimesti, o užsukti į svečius. Aš gerų smilkalų turiu. Ir išgerti turiu. Ką manai? Žinai, kad aš dar turiu tavo laiškus. Laikau juos iškvėpintoje dėžutėje. Paskaitytume ir pamatytum, kaip palengvėtų. Tuose laiškuose tu esi tikras. Tu pamiršai, koks buvai fainas. Tu išsaugai mano laiškus? O kaip? Tu net neįsivaizduoji, kiek kartų aš juos skaičiau. Taigi sakei, kad sudeginai. Čia, kad tau būtų ramiau. Ateisiu, Rūta. Aš pas tave tikrai ateisiu. Įpilk. Klausau? Labas, Lionė. Silva nuo to senjoro gavo dovanų arklį. Gal turi kokį pažįstamą ūkininką? Lionė, girdi mane, yra arklys, reikia kam nors įsprūdinti. Kokį arklį? Lionė. Man reikia keistis. Atvažiavo. Įdomu, kas tas naujas žmogus. Ketvirakis moka pasirinkti. Atnešk konjako. Išgersim. Kaip kelionė? Puikiai. Sėsk. Sėsk. Keturakį ilgam uždarė? A, ne, smulkmenos. Spėjo man atiduoti telefoną. Perplėštą tą eurą. Išeis. Prieš jį nieko neturėjo. Supratau. Dabar visur nesklandumai. Neturi pilnos sumos. Kaip suprasti?
Spausdinau 4 milijonus. Turiu tik 3 milijonus 700 tūkstančių. Nesuprantu. Žiurkė. Tarp mūsų yra žiurkė. Nukosėjo 300 tūkstančių. Aš pasakoju, kad tarp mūsų įsisuko žiurkė, bet nieko. Apsišvies asilas vis tiek pagausim. Padėk, ko stovi. Einu aš parūkyt. Išgersim? Ne, gal turiu reikalų, gal... Ne, išgersim, viskas tvarkoja. Nėra kur skubėti. Už susitarimą. Keturi lagaminai, kiekvienam po milijoną. Tiesa, kaip ir sakiau, šitam šiek tiek mažiau. Tokie kaip visada. 30%. Buvo 35. Aš esu vienas. Man bus sunku. Reikės iš šalies ką nors samdytis. Žodžiu, 30. Sutarim. Keturakių žmonių Anglijai aš nepažįstu. Man bus sunku. Gerai. Man reikia paskambinti. Kas čia vyksta? Aš vietoj keturakių. Iš kur tai žinai? Kasino susipažino, jau seniai. Noriu, kad man duotų darbo. Pradėjau rodyti kelius ir oro uostį susėmė. Kas nors ne taip? To mūsų epizodo nebuvo, aišku. Aišku, čia jūsų vidiniai reikalai man nerūpi. Gerai. 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 30%. Kada pinigai? Rytoj. Važiavom. Ja. Iki rytojus. Matei? Jo. Kiek? Beveik 4 milijonai. Kur? Ką aš žinau? Su maišu ant galvos važiavau. Ryt laukia pinigų. Sudėrėjau 30%. Puiku, rytoj viskas baigsis. Kasparai! O, kai tu greit atsigavai, ką? O, šunsnukis, nu kas tu per žmogus, ką? Eik, praeik. A, ne? O, čia tas vėplis, už kurio aš dar vakar norėjau tekėti, aš nesuprantu, ką aš jame radau. Eik, tu Kasparėli, bėg, greitai, užsigandai, ne? Eferistas, pinigus atiduok! Kalė, dink iš čia. Kiek šio pragydo, kukarėku, ne? Klausykit, man gaila jūs žiūrėti, Kasparai, tu nuo savęs nepabėgsi.
Kur tu čia važiuoji, ką? Kur važiuoji? Tu varyk iš čia. Nu gerai. Įsivaizduoju, ką aš šiame radau. Gerai. Alio? Labas, Marina. Tu įsivaizduoji, aš einu, žiūriu, Kasparas, jau su kita. Ot greitas, ką. Vakar darėjo kalbą apie vestuves, o šiandien jis jau kitą susirado. O tai, ką jisai sako, kas ten tokia? Nieko nesako. Pabėgo. Sėdo į mašiną ir dingo. Tai va, tai tokie tie vyrai, žinai. Gerai, Dalė, nepyk, bet aš turiu svečių. Turėti. Viskas, aš gražinu telefoną savo, pasiemu, varau namo iki rytojus. Niekur tu nevažiuoji. Aš su tavim nemiegosiu. Tu kam man pasilikti? O be to manęs laukia kita moteris. Palauks iki rytojaus. Palauk, tu negirdėjai. Manęs moteris laukia. Nežinai nei laiko, nei vietos. Būsi čia, lauksim, ateis Danielius. Ką dabar nori viską sugadinti, lyg dėl pinigų? Skambina. Ką daryti? Užsiėmęs esi, supratai? Einu į vonę. Labas, negaliu kalbėti. Esu pokalbė dėl darbo. Ne, dar nesibaigė. Taip, kažkoks žmogus turi ateiti ir viskas čia įsispręs. Mesk viską ir tai jau pat grįžk, gerai? Surasiu aš tau tą darbą. Kasparai, girdi? Kasparai. Išsikrovė. Vakarienė? Kur Mercedes? Vonioj. Koks jos tikras vardas? O kam tau? Kur tai dirba? Tu kam čia maskotis prieš mane? Kabinti ją nori, ką? Ne. Manau, kad tai yra nerimta. Jinai vartoja. Tai visiškai nedėra su policijos statusu. Tai jie į migreną. Ten medicininis silpnas. Kas ten buvo? Neprisistatė. O sutarė už 30%? Nu taip. Pinigus matei? Taip, 4 lagaminai. Tik kur neklausk. Mane vežė su maišu ant galvos. Skambina. Klausau. Ryt 10 su pinigais, būk mašinoj. Gerai būsiu. Pasakysim, kur privažiuoti. Rytoj. 10 valandą. Pinigai bus? Bus. Vaišinkis picą. Nu, kas toliau? Kas? Nu, kas toliau bus? Nuvažiuosi, užtempsi laiką, kol mes jos nesuimsim su įkalčiais. Neblogai per vieną dieną pasidarysi pinigų. O aras bus? Bus, jo. Tikrai aras bus. Tikrai bus. Kažkani pica su kuo čia? Su ančiuvis. Na gerai, tada aš turėsiu pasiaiškinimą. Prieš ką? Prieš moterį. Manęs ieško. Klaus, kur aš visą naktį praleidau. Turėsiu pasiaiškinimą. Gerai, einu aš. Dušą. Tai picas už kas? Nuo įtampos man skrandį sustoja. Nieko neįtarė.
visada, visada.